Sveiki, mėlyjeji. Tikiuosi, kad visi esate sveiki, visi esate laimingi ir esate gerai nuotaikoje. Ir išklausysite mano šį įrašą iki pat galo ir pabandysit suprasti, kodėl aš šį įrašą įrašau būtent jums, būtent šiandien. Kodėl šiandien? Todėl, kad praėjo jau para nuo to, kai pasibaigė labai įdomi, labai man asmeniškai labai informatyvi ir atvėrusi visiškai kitą pasaulį eterinių aliejų srityje konferencija. Konferencijos pavadinimas buvo Ilgai ir laimingai. Vien pavadinimas pasako labai daug ką apie tai, kad kiekvienas mūsų svajoja, galvoja kažkaip tai apie savo sveikatą kiekvieną dieną praktiškai, taip. Ir gal yra tokių, kurie negalvoja, bet normalus žmogus iš tikrųjų turėtų tai daryti. Taip. Taigi, ta konferencija tikrai man sukėlė labai daug teigiamų emocijų ir nusprendžiau pasidalinti tomis emocijomis ir jau susigulėjusiomis mintimis apie tai, ką patyriau ir sužinojau toje konferencijoje. Tai štai, pirmiausia, labiausiai iš visų lektorių, aišku, visi lektoriai buvo labai įdomus ir atvėrė kiekvienas pagal savo temą įdomius faktus, įdomias žinias, labai įdomias žinias. Tačiau mane iš tikrųjų labiausiai paveikė profesoriaus daktaro Danieliaus Serapino paskaita, kuris iš tikrųjų žmogus yra iš tradicinės medicinos pasaulio. Jis yra LSMU šeimos medicinos klinikos dalis. Jos yra ne tai, kad atstovas, bet joje dirba, veikia, atlieka daug gerų darbų. Ir vienas iš jo pagrindinių išsakytų dalykų tai buvo tai, kad jisai savo pacientams skiria natūralius gamtinius vaistus. Netgi ne vaistus, bet preparatus, kurie padeda išgydyti vienus ar kitus susirgimus ir išgydo labai sėkmingai. Tai man tai buvo mane tai nustebino iš tikrųjų, nes dažniausiai iš tradicinės medicinos daktarų mes girdime tą pačią dainą: vartok tabletės, piliulės, leiskis ten kažkokius tai, sakykime, kitokius preparatus ir, ta prasme, visi cheminiai, tada aš noriu tą pabrėžti, ir tada tu pasveiksi ir taip toliau. Nors iš tikrųjų mes žinom, kad daug tų vaistų ne tik tai gydo, bet ir dar toliau giliau mus veda į kitas ligas ir deja suniokoja mūsų vidaus organus iki baisių pasekmių. Tai štai, ką aš galiu pasidalinti iš tos daktaro Danieliaus Serapino paskaitos. Jo paskaita vadinosi Psichologinių ir augalinių veiksnių įtaka genų reguliacijai ir biologiniam laikrodžiui. Turbūt dauguma suprantat, kad buvo kalba apie žmogaus ilgamžiškumą. Nuo ko priklauso tas ilgamžiškumas? Kiek žmogus aplamai gali gyventi? Ir aš išgirstu man tikrai širdžiai mielus žodžius, kad žmogus laisvai gali gyventi iki 150 metų. Ir aš jau girdžiu ne pirmą žmogų ir labai aukšto rango žmonės yra ištarę tuos skaičius, kad žmogus gali gyventi iki 150 metų laisvai, jeigu jis atitinkamai gyvena ir elgiasi su savo organizmu, su savo aplinka taip, kaip reikia. O kaipgi reikia? Kas iš tikrųjų nuo ko priklauso mūsų
organizmo tas ilgaamžiškumas ir aplinka. Tai yra tam tikra genetinė moduliacija, tai, sakykime, tai terminas, kurį aš pasisavinu galbūt arba atkartoju iš daktaro Danieliaus Rapino paskaitos. Ir ta genetinė moduliacija, jinai ir yra tas mūsų kūno ilgaamžiškumo faktorius, kuris priklauso nuo daug dalykų. Jis priklauso nuo mūsų organizmo biogenetikos, tai yra nuo žarnyno, nuo to, kas mūsų viduje vyksta, vidaus organų, visų vidaus organų veikloje, kokie mikroorganizmai mūsų viduje yra, kokie parazitai, kokie visokie gerieji, blogieji mikroorganizmai, yra ir tokių. Toliau priklauso nuo vaistų vartojimo, tai labai išgirskit, nuo vaistų vartojimo. Ir tai genetinėme lygyje, ta prasme, genų kaita ir genų ta visa moduliacija vyksta priklausomai nuo vaistų vartojimo. Geriau jų nevartot. Aš jums patariu geriau jų nevartot, aš jų nevartoju visiškai. Toliau yra tradicinė medicina, va štai, man tai yra labai malonu girdėti, kad tas gydytojas, tradicinės medicinos gydytojas, jisai kalba apie netradicinę mediciną. Tai yra įvairios žolelės, tai yra eteriniai aliejai, tai yra kitokie, sakysim, iš natūralios gamtos sukurti preparatai, kuriuos aš mielai vartoju ir jaučiu tikrai poveikį. Toliau yra socialinis ryšys. Socialinis ryšys tai yra bendravimas ir iš tikrųjų bendravimas labai didelį įtaką daro žmogaus ilgaamžiškumo palaikymui. Toliau yra smegenų veiklos smegenys, ta prasme, kiek mūsų smegenys gauna kokios informacijos, kokia jinai yra mums siunčiama, kokią mes ją priimam, ar jinai mus žlugdanti, ar jinai negatyvi, ar jinai iš tikrųjų pozityvi ir taip toliau. Plius smegenų dalis, tai yra 3 dalis, mes žinome, kad yra neokorteksas, kai yra limbiniai smegenys, yra reptiliniai smegenys, apie kuriuos mes jau kalbėjome, galime sužinoti tam tikro testo pagalba. Toliau mityba. Mityba tai yra vienas svarbiausių dalykų, ką mes darome kasdieną, iš tikrųjų. Apie mitybą čia reikėtų labai daug kalbėti, tikrai nesiplėsiu, viską jūs suprantat, kad kuo geresnė ir švaresnė mityba, kuo natūralesnė mityba be chemikalų, tuo jinai labiau palaiko mūsų genų tą ilgaamžiškumą. Orų kaita. O tai, kad mes gyvenam Lietuvoje ir turim tą skirtingą klimatą, iš tikrųjų tai yra didelis pliusas. Gyventi vien tik tai šiltose kraštuose ir negauti šalčio, tai reiškia mes savo organizmui tik tai kenkiam. Gyventi vien tik tai šaltuose kraštuose ir negauti saulės vėlgi yra organizmui kenksminga. O mes turim viską. Ir saulę, ir lietų, ir šaltį, ir darganą, ir, žodžiu, karščių, visko mes turim savo toj lietuvėliai. Tai turėtumėm pasidžiaugti, kad iš tikrųjų turime tą klimato kaitą. Toliau žalingi įpročiai ir toksinai, kuriuos, pavyzdžiui, labiausia mes gauname, aišku, iš aplinkos, iš teršalų, kurie yra aplinkoje, bet nepaslaptis, kad mes nuodijame patys save rūkydami, vartodami alkoholį ir tai yra didžiulė bėda, kuri labai mažina tų genų galimybę pratęsti ilgaamžiškumą. Tai supraskit, kad jeigu jūs norit, jūs taip pat turit mesti visą tai. Yra dar vienas momentas labai svarbus, finansinė situacija.
Tai yra tada, kada mes, na, sakykime, pakankamai oriai uždirbam, na, oriai čia toks labai santykinis supratimas, kad mes galėtumėm tiesiog gyventi laisvai. Na, nekalbu apie jachtas, apie vilas Ispanijoje ir taip toliau, apie supermobilius, kalbu apie labai normalų gyvenimą natūralioje aplinkoje, be išpūstų dalykų. Na ir dar vienas dalykas yra fizinis aktyvumas. Labai labai svarbu iš tikrųjų fizinis aktyvumas. Tai va, matot, kiek yra įvairių dalykų, kurie, tie veiksniai, kurie veikia mūsų genus ir dėl to, jeigu mes elgsimės atitinkamai pagal šitą visą lentelę teisingai, žinosime, kaip teisingai elgtis, mes turime puikią galimybę savo ilgamžiškumo pratęsti genų lygyje. Genuose yra, vat išgirdau naują tokį terminą, man naują, žinoma, ten medicinos specialistai žino apie tai daugiau, kad genai turi chromosomas ir taip toliau, ir tose chromosomose, mūsų chromosomose yra tokie telomerai. Ir nuo to, ant kiek mūsų telomerai sugeba atsistatyti ir kuo jie ilgesni, didesni yra, tuo ilgamžiškumas yra didesnis. Kas veikia iš tikrųjų tų telomerų ilgį, dydį, nes jų mažėjimas, tai reiškia, veda mus prie senėjimo, greitesnio senėjimo, na, irgi išgirdau įdomų terminą, nesenėjimas, o amžėjimas. Įdomus tas terminas, aš jau trumpuose įrašuose apie tai kalbėjau, tikrai įdomus, man patinka, amžėjimas. Ir taigi, va, tų telomerų palaikymas yra labai svarbus. Tai kokie veiksniai yra? Yra va, sąrašas, aš turiu špargalką pasidėjęs, skaitau iš eilės, tai yra genetika. Tai yra tokie genai, kurie pas mus yra, ir va, jau paminėjau tų genų galimybę tuos genus palaikyti teisingai. Toliau kitas veiksnys yra miegas. Miegas, tas 8, 9 ar kažkiek valandų yra labai svarbus, todėl kad mes per miegą atgaminame, atstatome melatoniną. Vėlgi, jums visiems žinomas dalykas, ir jeigu mes gulamės per vėlai, mes pametam tą savo biologinį laikrodį ir melatonino kiekis, jisai praktiškai neatsistato per tą miegą kažkokį tai. Miegas, neramus miegas, stresuojantis miegas, jisai irgi, na, miegas su stresu, taip, nestresuojantis, čia net neteisingai pasakiau. Bet būnant streso būklėje, miegas yra labai neramus. Arba mes dažnai keliamės, arba mes miegam su įvairiais ten sapnais ir taip toliau. Na, ir žinoma, atsikeliam neišsimiegoję, nepailsėję, o pavargę. Tai vat patarimas iš daktaro Danieliaus Sarapino paskaitos buvo toksai, kad pasistengime keltis be žadintuvo. Žadintuvas tai yra tam tikras, na, peiliukas, kuris nutraukia mūsų miegą. Aišku, nu, lengva pasakyti, aš savo galiu tai leisti, mano amžiaus žmonės irgi gali savo leisti, tai gal ne visi, bet na, kitiem reikia keltis į darbus, vaikai, mokyklos ir taip toliau. Na, nežinau, spręskite, ieškokite galimybių kažkokių tai. Nuo to priklauso telomerų ilgis, nuo jūsų miego kokybės. Vėliau papasakosiu dar, kaip galima tą miego kokybę pagerinti, labai nesudėtingai. Toliau trečias veiksnys yra saikingas stresas. Na, stresai yra geri, iš tikrųjų, na, tokie, vat, sakykime, labai, aš savo kiekvieną dieną darau tokį stresą. Tai po šilto dušo nusiprausiu ir užsipilu savo ant galvos, ant viso kūno, na, toks, na, gal ne kibiras mažiau, bet tokios talpos, taip vadinama tazika.
indą šalto ledinio vandens. Nu, kiek jisai iš krano bėga toks šaltas vanduo. Ir kiekvieną kartą aš prieš tai pasakau palinkėjimus, gražius palinkėjimus visiems pasaulio žmonėms. Na, su teigiama intencija aš tą vandenį tarsi užkraunu, šaltą vandenį, ir užpilu ant savęs. Na, va, tai toksai teigiamas stresas, na, visokių dar kitokių galima tų stresų turėti. Čia jau pagalvokit patys, kokie gali būti teigiami stresai. Toliau, ketvirtas veiksnys yra geros emocijos ir optimizmas. Tai, na, nėra ką pasakoti apie tai, kad geros emocijos, tos telomerus tikrai labai teigiamai veikia ir jie ilgės. Tik tai geros emocijos. Jeigu mes esam depresuoti žmonės, mes trumpinam savo gyvenimą, iš karto tiesiogiai trumpinam savo gyvenimą. Maistas, na, va, dar tas maistas, kuris jau paminėtas anksčiau, maisto kokybė, fizinis aktyvumas. Savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad ne vieno ryto nepraleidžiu be fizinio aktyvumo. Tai yra, mano rytas prasideda taip, kad po tam tikrų higienos procedūrų aš imuosi fizinių veiksmų. Na, pratimai, keletas pratimų, kurie jie man patinka, aš juos darau, aš nepasakosiu, ką aš darau, gal kada nors ir papasakosiu, nežinau. Gal parodysiu kada nors, bet bent jau 10 minučių, 10-15 minučių fizinis aktyvumas ryte mane pažadina visai dienai. Mano kūnas iš karto kitaip jaučiasi. Altruizmas dar vienas veiksnys, kuris padeda gerinti telomerų būklę. Tai altruizmas gali būti visoks, ir labdara, ir parama, ir pagalba kitiems žmonėms. Tam tikrą altruizmą turbūt aš irgi darau įrašinėdamas, dalindamasi su savo mintimis ir savo žiniomis su jumis, tie, kas žiūri mano įrašus ir kas seka mano Facebook'o puslapį, mano profilį. Tai vat šitie 6 veiksniai, 1, 2, 3, 7 veiksniai yra labai svarbus telomerų augimui, nuo ko priklauso mūsų ilgamžiškumas. Na, kas dar lėtina biologinį senėjimą arba amžėjimą? Meilės ir gerumo arba dėkingumo meditacija. Taip, ir jeigu įskleisite meilę savo aplinkai, savo artimiesiems, savo draugams, nepažįstamiems žmonėms, jūs iš tikrųjų skleisit tą šviesą, tą gerąją energiją, kuri irgi sulėtins jūsų biologinį senėjimą. Matot, kaip paprasta, viskas labai paprasta yra iš tikrųjų. Fizinis tas aktyvumas 30 minučių, pavyzdžiui, intensyvių pratimų labai stipriai aktyvuoja telomerų tą geną. Tai vat, jeigu mes turime laiko ten, sakykime, aktyviai vaikščioti kasdieną po 10 000 žingsnių, gal ir daugiau, tai jau ir yra fizinis aktyvumas, tas, jau geras fizinis krūvis. Tai apie tai irgi verta pagalvoti, kas turit galimybę, tikrai verta, nes, kaip sakiau, nuo to priklauso jūsų ilgamžiškumas. Na ir toliau, į pabaigą tos paskaitos, kuri mane, sakau, labai maloniai nustebino, daktaras Danielius Serapinas paminėjo apie eterinius aliejus, kuriuos jis ir pats rekomenduoja savo pacientams. Žinoma, ne bet kokius, žinoma, tikrai patikimus, kurie yra natūralūs. Ir šitoj vietoje aš norėčiau pasakyti, kad eteriniai aliejai, jų yra daug. Ir aš žiūrėjau, daug tų yra. Ir vieni, ir kiti prekiauja
tais eteriniais aliejais yra didelių įmonių, kurios prekiauja, bet klausimas, kiek tie eteriniai aliejai yra natūralūs. Ir va šitoj vietoj aš visada stabdydavau save, nes, na, kažkiek tai būdavo įtarimo, kad jie yra masiškai gaminami, reiškia vargu, ar jie gali būti natūralūs. Ir jie pigus. Na, eterinis aliejus, geras, tikras natūrus aliejus negali būti pigus. Tai vat man tiesiog pavyko sutikti žmogų, kurį atvedė mane į tą eterinių aliejų pasaulį ir parodė, na ir va šita konferencija irgi, tarp kitko, buvo labai daug žinių apie eterinius aliejus, apie jų panaudojimą, apie jų naudą mūsų organizmui ir sakysim, ligų prevencijai didžiulę naudą, kur galima jų pagalba tiesiog ne tik išgydyti tam tikras ligas, bet ir sukurti tą prevencinę programą, kur neprieiti prie tų ligų. Jeigu yra kažkokie, tai sakykim, simptomai, kažkokie jau na, neiškumai mūsų organizme, kurie galbūt ten prie cukraus, prie kažkokio ten hemoglobino ten pokyčių, kur trūksta geležies, tai cholesterolis, tas populiarus dalykas, kuris irgi jis yra reguliuojamas eterinių aliejų pagalba. Ir štai daktaras Danielius Serapinas, jisai paminėjo levandos įtaką ir nieko naujo nepasakysiu. Levanda pasižymi nerimą mažinančių ir raminančių efektų. Ir tai patvirtina sisteminė apžvalga. Ką tai reiškia sisteminė apžvalga? Tai yra daugelio pasaulio šalių mokslininkai, dirbantis šitoje srityje, kurie tyrinėja augalus, kurie yra arti gamtos, sakykime. Na, nebūtinai jie tik tai kažkokie tai atsiskyrę gamtos mylėtojai, jie yra sisteminiai tiesiog mokslininkai. Jie pareiškia būtent šitaip, šį teiginį, kad levanda pasižymi nerimą mažinančių ir raminančių efektų. Na, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Padaryta begalė visokiausių levandos tyrimų ir yra tokia meta-analizė, kurią ten vėl daktaras Danielius Serapinas, jisai nurodė ten šaltinius, kokie šaltiniai yra ten mokslo, sakysim, šaltiniai, kur juos galima oficialiai rasti, ten, žodžiu, reikia laiko pasityrinėti, bet jis pateikė tokią lentelę, kad kurie parašyta, kad meta-analizė parodė, kad levanda dvigubai sumažina nerimo simptomus. Įsivaizduojat, reiškia, mokslo lygyje kalba apie lavandą. Dar vienas tyrimas kalba apie tai, kad lavanda gyvūnų modelis, na, prasme, gyvose organizmuose aktyvina oksitocino ekspresiją smegenyse. Tai yra, kitaip galima pasakyti, oksitocinas tai yra socialumo ir atsipalaidavimo hormonas ir jo ekspresija smegenyse. Reiškia, mes lavandos pagalba mes galime paveikti savo smegenis teigiamai, taip teigiamai, kad turėtumėm ne tik tai nusiraminimą, bet ir iš tikrųjų smegenų veiklos, pagerinta smegenų veikla, kas yra tikrai svarbu ne tik tai amžėjantiems žmonėms, bet vaikams, mokiniams, studentams, jaunimui, na, šeimoms ir taip toliau. Tai buvo įvardinta, kad levanda tai ko gero yra šeimų nuo paties mažiausio iki pačio didžiausio ir buvo daug informacijos apie tai, pasakojimų, tikrų istorijų apie tai, kaip levandos pagalba buvo
gerinamas vaikų, kūdikių miegas, jų būsena ir taip toliau. Dar faktai iš daktaro Serapino Danieliaus, tai reiškia vėlgi, kad lavanda, tas lavandos sudėtyje esantis lanolinas aktyvuoja neuronų atsistatymo geną. Neuronų, tai reiškia neuronas, jeigu pas mus atsistato neuronai, reiškia mūsų mąstymas išlieka skaidrus ir jisai gali gerėti. Ir jis priklauso praktiškai, ta smegenų veikla priklauso nuo neuronų kiekio juose. Tai vat lavanda aktyvuoja tą neuronų atsistatymo geną. Įsivaizduojat, kas per augalas, kuris turi tiek ypatingai gerų savybių. Ir čia vėl aš rekomenduoju, čia aš tik tai rekomenduoju, jeigu jūs turite galimybę auginti lavandas, daryti iš jų tuos kažkokius koncentratus, arbatą, daryti inhaliacijas, pavyzdžiui, su tikrąja ta natūralia lavanda. Jų yra irgi begalė visokiausių rūšių ir reikėtų atsirinkti, kurios yra tos stipresnės, geresnės, gydomosios lavandos. Visokių kitokių ten galima dalykų prisidaryti. Kažkas tai daro, gamina atitinkamus ten skysčius, koncentratus ir taip toliau, kur vėlgi. Ką aš darau? Aš turiu eterinį aliejų iš kompanijos, kurią pasitikiu. Ir žinau, kad ta kompanija tikrai gamina natūralius eterinius aliejus. Sakykime, net faktas yra toksai, kad jie lavandos gaminiams naudoja tik ekologišką lavandų plantaciją, kur yra Prancūzijoje. Ir ten yra viskas sertifikuota, viskas yra kontroliuojama ir tik tai ta kompanija prieina prie tų natūraliai ekologiškai auginamų lavandų. Tai va, aš tiesiog gavau tokį patarimą, galima daryti inhaliacijas namie, bet aš mažai labai būnu namie, tai aš vakare palašinau kelis lašus lavandos eterinio aliejaus ant pagalvės ir aš miegu. Tiesiog miegu. Aš tikrai jaučiu, kad mano miegas yra daug geresnis. Ir aš atsikeliu iš ryte pailsėjęs, tai sako, kad poveikis buvo. Kągi, šiandieną tiek. Jeigu jums kiltų klausimų, žinot, kaip mane surasti. Šį įrašą aš vėlgi publikuosiu YouTube kanale. Bendrystės erdvės kanalas yra kaip toksai. Palaikykite, rodykite pirštukus, reiškia palaikysite šitą kanalą, dalinkite šitą informaciją. Bus apie konferenciją dar daugiau įrašų, vieną, gal du dar padarysiu, nežinau, bet tikrai padarysiu. Tikiu, kad ši informacija jums padės žengti pirmus žingsnius savo sveikatos link. Ir svarbiausia, savo ilgaamžiškumo link. Visa tai priklauso tik nuo mūsų pačių. Ilgaamžiškumas, niekas jo neduos, niekas jo neparduos. Mes jį turime kurti patys. Taigi tą gaidelę linkiu jums sveikatos, sėkmės, meilės ir būkite laimingi. Sudie.